baigiu išprotėt, nežinau ką daryti, negaliu ramiai miegoti, tiesiog nežinau, kaip toliau gyventi. Tai ar jūs irgi sau užduodat tokius klausimus, kai kažkas nesiseka, kai gyvenimas pasikeitė ir tikrai nežinot, ką daryti, kai gyvenime atsidurėt kažkokioj aklavietėj ir tikrai nežinot, ką daryti. Ir šitoj situacijai mane stebina vienintelis dalykas. Žmonės ieško į forumus, rašo į grupės, trumpai aprašo, kad negali miegoti, negali kažką daryti, negali gyventi, tiesiog, kad jau stogas važiuoja. Ir net nebando spręsti savo problemos. Problemos sprendimas yra kame? Išsiaiškinti, ką aš dariau, kad aš atsidūriau tokioje situacijai, ką aš dariau neteisingai, ką aš dariau teisingai ir kokia dabar reali yra mano situacija, tiesiog išanalizuoti ir tada sukurti tą, tai buvo taškas A, taškas B ir taškas C, o ko aš noriu ir kokius mažus žingsnius aš galiu daryti tam, kad pasiekti tašką C. Neieškot auksinės piliulės, stebuklingos piliulės, neieškot stebuklingo patarimo, o būtent analizuoti 3 taškus, kaip aš atsidūriau, kur aš atsidūriau ir kur aš noriu atsidurti, būtent išanalizavimas 3 taškų ir ėjimas būtent link 3 taško.